12 epizodas. Kalbame apie svajonių namo statybas. Ir dabar šiame epizode kalbėsime apie fasadą. Kiekvienas pastatas, gyvenamasis namas, svajonių namas turi savo fasadą. Ir fasado apdailos gali būti labai įvairius. Labiau fokusuosiuosi klasikinės fasado apdailas. Tai gal pradėkime nuo fasado šiltinimo. Tai gali būti poliestiroliu šiltintas fasadas, gali būti šiltintas vata, atitinkamos ir vatos yra. Paskui gali būti šiltintas poliuretano putomis, gaminiais, folgos padengimu. Tai apie tą kiekvieną gaminį aš gal atskirai nekalbėsiu, bet patį principą. Tai populiariausias turbūt šiai dienai yra šiltinimas poliestiroliu. Apšiltinus pastatą poliestiroliu, vienos iš apdailų pagrindinių tai yra struktūrinis tinkas. Ten vėlgi gali būti įvairių struktūrinio tinko variacijų, padengimas nuo milimetro ir daugiau, lietutis, nelietutis. Paskui labai populiarus būdas yra fasado klinkeris. Tai nekalbu apie klinkerinį mūrą, bet kalbu apie klinkerinės plytelės. Seniau būdavo, kad blokeliai mūrijama, šiltinama ir tada klinkerinė dar plyta. Taip, šiai dienai yra daromi tie, bet jie pereita labai stipriai ir ant klinkerinių plytelių. Tai yra ta klinkerinė plytelė, tai elementas, įvairių tipų gali būti tų plytelių ir tiesiog jos klijuojamos ant fasado. Tų plytelių šiai dienai dar atsirado ir naujas lankstus klinkeris vadinamas, kai tu gali išgauti nestandartinio tipo ilgius, pločius, plyteles klijuoti tiek stačias, tiek vertikales, horizontales. Paskui eina ventiliuojamas fasadas, dažnai būna, kai dedama vata ir dedamas ventiliuojamas fasadas. Dažnu atveju ventiliuojamas fasadas keliauja su vata. Ten yra tam tikri niuansai, priešgaisriniai ir visi kiti. Paskui galimas variantas su piru, tai pira yra poliuretaninė plokštė, padengta eina tokia folga. Ir grįžtant prie ventiliuojamo fasadų, variacijų begalės gali būti. Nuo medinių visokių gaminių iki čerpelės, esu matęs, kaip skarda apsiūna pastatą. Tai vėlgi, čia kokią medžiagą jums parinks architektas ar kokia medžiaga jums labiau patinkanti. Dar būna vienas kombinuotas variantas, kaip struktūrinis tinkas kombinuojamas su klinkerinėmis plytelėmis. Kaip pasirinkti, tai vėlgi reikia įsivertinti kelis aspektus. Vienas iš tų aspektų jūsų biudžetas, nes imant kažkokias netipinės medžiagas, egzotinės ar užsakomasios, kainos tikrai nepigios. Ir antras momentas, ar bus meistrų, kurie apdirbs jūsų tas medžiagas, nes tas su tipinėm medžiagom, su tipiniais fasadais, tai mes tikrai turime meistrų. Bet jeigu kas liečia kažkokius tai skalūno kaip pavyzdys, tai vėlgi montuojant yra tam tikros specifikos ir metodologijos. Ir gali būti iššūkis, kad ne kiekvienas meistras gali tą padaryti. Tai šiai dienai aš gal pasakyčiau, kad du pagrindiniai yra fasadai. Tai yra struktūrinis tinkas ir antras klinkerinės plytelės. Ir rinktis kažkurį vieną, tai pigiausias turbūt variantas būtų paimti pastatą ir nutepti struktūriniu tinku. Šiai dienai mano būtų rekomendacija prieš pasirenkant pavažiuoti į gyvenamųjų naujų kvartalus ir pažiūrėti, kuris jums yra gražesnis, kur jums pasidaryti nuotraukas ir parodyti jūsų projekto vadovui. Va, žiūrėkit, norėčiau, kad mano svajonių namas atrodytų taip ir taip. Ir jums patars.